Gal galėtum atvažiuoti, Vuki? Jos balsas per telefoną atrodė vos girdimas. Man reikėtų tavo pagalbos. Atleisk, Lesli, bet šiandien negalėsiu. Kodėl man taip nejauku jai atsakyti? Ašgi žinau taisyklės, aš pats jas sukūriau. Be jų mūsų draugystė būtų neįmanoma. Bet vis tiek, kaip sunku jai atsakyti, netgi per telefoną. Vuki, aš baisiai blogai jaučiuosi, pasakė ji. Man svaigsta galva ir labai silpna. Aš taip norėčiau, kad tu būtum su manimi. Ar negalėtum pabūti mano daktaru, net važiuotų manęs pagydyti? Dalis manęs veržėsi lėkti į pagalbą ir gydyti ją, bet aš nustūmiau tą dalį į tolimiausią užkabarį ir užrakinau duris. Šiandien niekaip negaliu, esu paskyręs pasimatymą. Jei nori, atvažiuosiu rytoj. Tu turi pasimatymą? Tu eisi pasimatymą, kai aš sergu ir man tavęs reikia? Richardai, aš negaliu patikėti. Negi vėl turiu jai aiškinti. Mūsų draugystė nėra egoistiška. Ji atvira ir remiasi abipusę laisvę, bei teisę, kada tik panorėjus būti atskirai vienas nuo kito. Dėl bet kokios priežasties arba išvis be priežasties. Dabar aš išsigandau. Nebeprisiminiau, kada buvau susitikęs su kokia nors kita moterimi Los Andžele. Jutau, kad mudu slystame į abipusės priklausomybės, kone santuokinį ryšį ir pamirštame, jog privalome būti ne vien kartu, bet ir atskirai. Pasimatymo aš neatsisakysiu. Jei jaučiuosi privaląs būti su Lesli vien todėl, kad esu Los Andžele, vadinasi, su mūsų draugystė kažkas negerai. Jei jau nebeturiu laisvės būti su kuo panorėjęs, tai mūsų buvimas drauge nebetenka tikslo. Duok Dieve, kad jis suprastų. Galėčiau pabūti su tavimi iki 7, pradėjau. Iki 7? Richardai, ar tu girdi, ką sakau? Man tavęs reikia. Šįkart man reikalinga tavo pagalba. Kodėl ji kelia man reikalavimus? Dabar jai derėtų pasakyti, kad ir pati puikiai susitvarkys ir palinkėti man smagaus vakaro. Negi ji nesupranta, kad elgtis priešingai būtų lemtinga klaida. Aš nepakęsiu prievartos, niekas niekada ir jokiomis sąlygomis manęs nevaldys. Man labai gaila, kad būčiau žinojęs anksčiau. Dabar jau per vėlu atšaukti. Aš taip negalėčiau ir nenoriu to daryti. Negi ji tau tiek daug reiškia, paklausė Lesli. Kas ji tokia? Kuo ji vardu? Lesli paviduliavo. Debora. Negi Debora tiek daug tau reiškia, kad negalėjai paskambinti ir pasakyti, kad tavo draugiai Lesli susirgo ir kad norėtum atidėti judviejų aistringą pasimatymą rytdienai, kitai savaitei ar kitiems metams. Negi ji tau tokia svarbi, kad negaliu šitai padaryti? Jos balse buvo justi skausmas. Tačiau padaryti, ko ji prašė, man būtų reiškia atsisakyti savo nepriklausomybės. Ir jos sarkazmas šio toli gražu nepadėjo. Ne, atsakiau, ji nesvarbi. Man svarbus pats principas. Mudviejų laisvė būti su kuo panorėjus. Lesli verkė. Velniop tą tavo laisvę, Richardai Bachai. Aš dirbau kaip apsėsta, kad išgelbėčiau tavo prakeiktą imperiją nuo visiško susinaikinimo. Naktimis neužmiegu galvodama, kad neduok Dieve, gal ką nors pražiopsojau, kokį nors būdą, kaip tave išgelbėti, nes tu man toks brangus. Aš taip pervargau, kad vos be pastoviu ant kojų, o kai man tavęs reikia, tu atsisakai būti su manimi, nes turi pasimatymą su kažkokia Debora, kurios net dorai nepažįsti, bet tau svarbus kažkoks velnio neštas principas. Aš atsiliepiau
iš už jardo storumo geležinės sienos. Taip, tai tiesa. Ragelyje ilgai buvo tylu. Jos balsas persimainė. Skausmas ir pavydas dingo ir ji tyliai ramiai pasakė: Sudie, Richardai, smagaus tau vakaro. Aš dar bandžiau dėkoti jai, kad ji supranta, kaip svarbu, bet ji padėjo ragelį. Ji neatsiliepė telefonu nei kitą dieną, nei trečią. Paskui atėjo šis laiškas. Brangusis Richardai, nežinau, kaip ir nuo ko pradėti. Aš ilgai galvojau ir daug ką perkračiau, ieškodama tinkamo būdo. Galų gale man į galvą atėjo viena mintis – muzikinė metafora, kurią naudojant pasidarė aiškiau ir aš bent pajėgiau suprasti, nors ir neradau pasitenkinimo. Noriu ir tau ją perteikti. Taigi prašau, turėki kantrybės ir ištverki dar vieną mano muzikos pamoką. Dideli klasikiniai kūriniai dažniausiai rašomi sonatos formos. Ji yra beveik visų simfonijų ir koncertų pagrindas. Ją sudaro 3 pagrindinės dalys – ekspozicija arba įžanga, kurioje pateikiamos ir tarpusavyje siejamos visos idėjų užuomazgos, temos bei fragmentai. Plėtojimas, kuriame šios idėjų užuomazgos bei motyvai toliau gilinami ir plėtojami, kol pasiekia didžiausią pilnatvę ir dažnai pereina iš mažoro, laimės į minorą, nelaimę, bei atgal. Yra išrituliuojami ir supinami į sudėtingą struktūrą, kol pagaliau ateina finalas, apibendrinimas, kai didingai pateikiama ta branda ir pilnatvė, į kurią per visą kūrinį išaugo nedidelės įžangos idėjos. Kągi tai bendro turi su mumis? Turbūt paklausi, jei dar nespėjai. Mano manymu, mudu įstrigome begalinėje įžangoje. Iš pradžių viskas atrodė be galo tikra ir džiaugsminga. Šis santykių dalis tau pavyksta geriausiai. Tu būni linksmas, žavus, susijaudinęs, jaudinantis, besidomintis, įdomus. Tai metas, kai tu geriausiai jautiesi ir leidėsi mylimas, nes dar nejunti poreikio mobilizuoti savo gynybą. Todėl ir tavo partneris gali apkabinti jaukų ir gyvų žmogų, o ne milžinišką kaktusą. Tai pats maloniausias laikotarpis abiem pusėms. Tad nenuostabu, jog tau įžangos taip patinka, kad stengiasi visą gyvenimą paversti jų virtinę. Tačiau įžangos negali amžinai trukti. Negalima vis kartoti ir kartoti to paties. Santykiai turi keistis, rutuliuotis, antraip numirsi iš nuobodulio. Sakysi, kad tai netiesa. To reikia pasišalinti, ką nors pakeisti, pamatyti naujų žmonių, naujų vietų. Ir tada galėsi vėl grįžti prie tų pačių santykių, tarsi jie būtų jau kiti, taip viską vėl iš naujo pradėdamas. Mudu išgyvenome ilgas tokių naujų pradžių virtinės. Vienų priežastis buvo neišvengiami išsiskyrimai dėl verslo, kurie tokiems artimiems žmonėms kaip mes atrodė be galo skaudus ir žiaurus. Kitas sukūrei tu pats, kad turėtum daugiau progų grįžti prie taip trokštamo naujumo. Akivaizdu, kad tolesnė plėtojimo dalis tau lygi prakeikimui, nes ten gali paaiškėti, jog tu turi saujelę labai ribotų idėjų, iš kurių nebus jokios naudos, kad ir kaip kūrybingai jas taikytum, arba, kas tau dar blogiau, kad esi pradėjęs kažką didingo, simfoniją, ir laukia nelengvas darbas. Reikia pasiekti jos gelmes, kruopščiai sujungti į visumą atskiras dalis, kad jos susipintų ir vieną kitą dar labiau išaukštintų. Tikriausiai tai panašu į tą rašymo etapą, kai reikia arba neįmanoma išplėtoti knygos idėją. Mudu be abejonės nuėjome toliau, nei tu buvai ketinęs, tačiau sustojame toli gražu nepasiekę to,
kas man atrodė visiškai nuoseklus ir geidžiamas tolesnis žingsnis. Mano požiūrių plėtojimas yra tavo nuolat stabdomas ir aš jau pradedu tikėti, kad mudu ir toliau testingsime vos priešakis priartėję prie viso mūsų mokymosi potencialo, prie mūsų įstabių bendrų interesų, kad ir kiek metų praeitų, nes mes niekuomet neišbūsime ilgesnio laiko kartu. Todėl mūsų taip vertinamas augimas, kurį laikome esant įmanoma, darosi neįmanomas. Mudu abu patyrėme nuostabų mūsų laukiančios ateities regėjimą, tačiau negalime ten nusigauti. Aš vis atsitrenkiu į storą gynybinę sieną, o tu jauti poreikį tų sienų ręsti vis daugiau. Aš trokštu tolesnių santykių, sodrumo ir pilnatvės, o tu visą laiką ieškai būdų, kaip to išvengti. Mudu abu nepatenkinti, tu negali atsitraukti, o aš nepajėgiu žengti į priekį. Mudu nuolat kovojame ir juodi debesis bei šešėliai jau temdo tą trumpą laiką, kurį tu skiri mums būti drauge. Aš jaučiu, kaip tu nuolat priešinasi man ir tam nuostabiam augimui, tarsi jis tu keltų didžiausią siaubą. Priešiniesi įvairiausiais būdais, kartais net labai žiauriai ir taip mane vienaip ar kitaip skaudina. Aš turiu mūsų draugystės dienoraštį ir ilgai sąžiningai jį tyrinėjau. Tai mane nuliūdino, netgi sukrėtė, tačiau padėjo įžvelgti tiesą. Man tos dienos Liepos pradžioje ir 7 tolesnės savaitės atrodo esančios mudviejų vienintelis iš tikrųjų laimingas laikotarpis. Tai buvo įžanga ir ji buvo nuostabi. Paskui sekė išsiskyrimai ir staigus, man visai nesuprantami pertrūkiai, o kai tu grįžtavai, nemažiau nuožmiai manęs gindavaisi ir vengdavai. Būti toli vienam nuo kito ar būti kartu, bet atskirai, pernelyg liūdna. Aš tampu kažkokia nuolat ašarojančia būtybė, kuri netgi privalo nuolat verkti, nes švelnumo tegali sulaukti sukėlusi gailestį. Bet aš ne tam šitiek nugyvenau, kad tapčiau apgailėtina. Kai išgirdau, jog tu negali ir nenori atidėti savo pasimatymo, kad pagelbėtų man bėdoje, tiesa visų sunkumu, nelyginant lavina, užgriuvo ant manęs. Aš stengiuosi sąžiningai vertinti padėtį ir matau, kad toliau tverti nebegalima, nors ir kaip man to norėtųsi. Nebegaliu savęs daugiau lenkti. Tikiuosi nepamanysi, jog laužiau susitarimą. Greičiau tai yra tęsinys tų daugybę pabaigų, kurias tu pradėjai. Manau, jog mes abu suprantame, kad taip turi būti. Turi pripažinti, jog nesugebėjau padėti tau pažinti prisirišimo džiaugsmą. Richardai, neįkainuojamas mano draugė, sakau tai nuoširdžiai, netgi švelniai ir su meile. Tas meilumas neslėpia giliai glūdinčio pykčio, jis tikras. Aš nekaltinu, neieškau kliūčių ar priekabių. Aš tiesiog stengiuosi suprasti ir padaryti galą kančioms. Sakau tai, ką buvau priversta pripažinti. Mudu drauge negalėsime nieko pasiekti, o juo labiau to žavaus nepakartojimo pakilimo, kuri dainuoja santykių pilnatvę. Esu tikra, jog mudviejų santykiai kaip niekas kitas buvo verti, kad dėl jų atsisakyčiau savo nusistovėjusių įpročių ir peržengčiau visas ribas. Tikriausiai dabar turėčiau jaustis pažeminta, kad šitaip dėl jų aukojausi, tačiau ir atvirkščiai. Aš didžiuojuosi savimi ir džiaugiuosi, kad sugebėjau vertinti tą retą ir nuostabią galimybę, kurią mes turėjome ir kol ją turėjome ir viską aukščiausia ir tyriausia prasme atidaviau, kad ją išsaugočiau. Dabar tai mane guodžia. Šią klaikę pabaigos akimirką galiu sąžiningai pasakyti, kad nebežinau, ką dar būčiau galėjusi padaryti vardan tos nuostabios ateities, kurią mes būtume galėję turėti.
Nors man labai skaudu, bet esu laiminga, kad pažinojau tave ir buvau su tavimi ir visuomet labai branginsiu mudviejų drauge praleistą laiką. Su tavim aš išaugau, aš daug ką iš tavęs išmokau ir žinau, jog tau taip pat daviau daug gero. Prisilietę vienas prie kito, mudu abu tapome geresni. Dabar man atrodo, kad praverstų dar vienas palyginimas – šachmatai. Šiame žaidime kiekviena pusė siekia savo tikslų, nors ir įtraukdama kitą. Partijos metu kova smarkėja, nuožmėja, abi pusės praranda dalį figūrų ir viena kitą nuslopina. Pabaigoje kuri nors viena pusė vilioja antrąją į spąstus ir ją suparalyžiuoja. Man regis, tau gyvenimas yra panašus į šachmatų partiją, o man į sonatą. Dėl šio netitikimo mudu praradome ir karalių, ir karalienę, o daina nutilo. Aš lieku tavo draugė, esu tikra, kad tu irgi liksi mano draugas. Siunčiu šį laišką sklidina gilios ir švelnios meilės širdimi, su didelė pagarba, kurią tau jaučiu, ir su begaliniu liūdesiu, kad tokia reta, nuostabi ir tiek daug žadanti proga lieka neišnaudota. Leslė. Stovėjau ir žvelgiau pro langą, nieko nematydamas, o galvoje griaudėjo ir ūžė. Ji klysta. Žinoma, ji klysta. Toji moteris nei iš tolo nesupranta nei manęs, nei mano mąstymo. Kaip blogai, pagalvojau. Tada laišką suglamžiau ir išmečiau. Ir po valandos už lango niekas nepasikeitė. Kam aš save apgaudinėju, pagalvojau. Ji teisi ir aš žinau, kad ji teisi. Net jei ir nieko to neprisipažinsiu, net jei išmesiu ją iš galvos. Tie jos palyginimai su simfonija ir su šachmatais, kodėl aš to nesupratau? Ašgi visuomet buvau toks velnioniškai protingas išskyrus mokesčius, toks nepalyginamai įžvalgesnis nei kiti žmonės. Tad kaip ji gali matyti ir suprasti to, ko aš nesuprantu? Negi aš už ją kvailesnis? Na, bet jeigu ji tokia protinga, tai kur jo sistema, kur skydas, saugantis ją nuo skausmo? Aš juk turiu savo velniop tavo tobuląją moterį. Ji nelyginant koks tavo išgalvotas pusės tono svorio povas, apsikaišęs netikromis, keisčiausios spalvų plunksnomis, kuris niekuomet nepaskris. Tas tavo povas gali lakstyti aplink, mojuodamas sparnais ir klykti užuot giedojęs, bet jis niekada neatsiplėš nuo žemės. Tu tai baiminiesi vedybų, o ar žinai, kad vedei tą pabaisą? Man akise iškilo vestuvinė nuotrauka. Mažytis aš 10 pėdų su 20 pėdų didumo povu. Tai tiesa. Aš įsikibęs laikausi klaidingos idėjos. Tačiau apriboti savo laisvę, jei liksiu su Leslie, man gresia nuobodulys. Ta akimirka aš suskilau į 2 skirtingus žmones. Senąjį save, kuris taip ilgai buvo pratęs viskam vadovauti, ir atėjūną, pasiryžusi jų sunaikinti. Nuoboduliu tau dar mažiausiai derėtų rūpintis. Tu kalės vaikė, pareiškė atėjūnas, negi tu nematai, kad jų iš tave protingesnė ir pažįsta ištisus pasaulius, kuriuos tu ir lasdele bijotum paliesti. Negi užkimšk man burną ir grūsk anapus sienų, kaip tu visuomet darai su bet kuria savo dalimi, kuri tik drįsta prisipažinti, kad tavo visuotinės teorijos neteisingos. Tu laisvas ir gali tai padaryti, Richardai. Tau taip pat niekas nekliudo visą likusį gyvenimą vien iš tolo mandagiai linkčioti moterims, kurios nemažiau bijo tarpusavio artumo už tave. Toks tokį traukia, vyrutį. Jei neturi nė lašelio proto, o regi šiame gyvenime taip jo ir neįgausi, tai ir tasysi su savo išgalvota, besmegenė ir baile tobula moterimi, kol padvėsi iš vienatvės. Tavo širdis ledinė.
Tu prišalęs prie savo ledinės šachmatų lentos ir ledinio dangaus. Tu paleidai vėjais tą savo asilišką imperiją. Dabar ji virto nuolaužų krūva su vyriausybės po 100 vyriausybės uždėtų areštų. Leslie Parrish davė tau galimybę, 1000 nuostabesnė nei visos imperijos, bet tu jos mirtinai bijai, nes ji tokia protinga, koks tu niekada nebūsi, todėl susirengiai ir ją pamesti. O gal tai ji tave pametė? Jei tas per daug nepakenks, drauguži, nes ji nedaug ką prarado. Jei kurį laiką bus liūdna ir ji šiek tiek paverks, nes ji nebijo verkti, kai žūsta, kas žadėjo būti gražu, tačiau ji įsikapstys, pergyvens tai ir sugebės pakilti. Tu irgi gali iš viso to įsikapstyti, maždaug per 1,5 minutės. Pakaks užtrenkti savo prakeiktas plieninės duris, kad neliktų nė plyšelio ir daugiau apie ją nebegalvoti. Tik užuot pakilęs, tu įsitiesi į dugną ir neilgai trukus sugebėsi sėkmingai įvykdyti vieną iš savo nesąmoningų bandymų nusižudyti. O tada atsibudęs galėsi graužtis, kad buvai gavęs dovanų liepsną ir sidabru švytinti deimanto taurumu gyvenimą ir te sugebėjai paėmęs purviną sunkų kūjį ištaškyti jį iš šipulius. Čia svarbiausias tavo gyvenimo pasirinkimas ir tu tai žinai. Jie apsisprendė daugiau nebesitaikstyti su tavo laukinė kvaila baime ir šią akimirką jaučiasi laiminga, atsikračiusi akmenio po kaklu. Nagi, pirmyn, elkis kaip visada, bėk, lėk į oro uostą, užvesk lėktuvą ir nerki naktį. Bėk, bėk, susirask dailią mergiotę su cigaretė vienoje rankoje ir stiklų romo kitoje, kuri pasistos ant tavęs kaip ant laiptelio, kad pasiektų laimę, nuo kurios tu šiąnakt žadi pabėgti. Bėk, prakeiktas baily, eikš, užkimšk man burną. Aš nebesugrįšiu pas tave tik tavo mirties dieną ir tuomet galėsi man papasakoti, kaip jautėsi sudeginęs vienintelį tiltą. Aš užtrenkiau duris, triukšmas nutilo ir kambaryje tapo tylu lyg jūroje per štilį. Vaje, atsidusau garsiai, na ir jausmingi mes. Įsitraukiau laišką, ėmiau jų skaityti iš naujo, bet netrukus vėl išmečiau į šiukšlių dėžę. Jei aš nepatinku jai toks, koks esu, tai labai gražu, kad ji tiesiai ir sako, kaip gaila. Jei jų būtų kitokia, mudu galėtume likti draugais. Bet aš negaliu pakęsti paviduliavimo. Negi aš jos asmeninė nuosavybė, kad ji drįsta spręsti, su kuo ir kada aš turėčiau leisti laiką. Ašgi aiškiai jai išdėsčiau, kas aš toks, kokios mano pažiūros ir kaip aš nusiteikęs gyventi. Ir kad tame gyvenime nebus visokios aš tave myliu pliurpalynės, kurios ji iš manęs tikisi. Nesulauks iš manęs jokių meilių seilių, ponė Parrish. Aš liksiu ištikimas savo, net jei dėl to reikėtų paaukoti visą džiugesiu trykštantį mūsų drauge praleistą laiką. Vieno dalyko tai aš nepadariau, brangioji Leslie. Aš niekad nemelavau, nesukčiavau ir neapgaudinėjau tavęs. Aš elgiausi lygiai taip, kaip buvau tave įspėjęs. O jei dabar tai tapo tau nepriimtina, ką padarysi? Man tik labai gaila, kad nepasakytų anksčiau. Abu būtume išvengę nemalonumų. Išskrisiu rytoj auštant, nusprendžiau. Susimesiu savo turtą į lėktuvą ir leisiuosi kitą pasaulio kraštą, kur dar nesu buvęs. Gali Vajominą ar Montaną. Paliksiu lėktuvą VMT, jei tik jie sugebės jį rasti, o pats dingsiu. Kur nors pasiskolinsiu biplaną ir išnyksiu kaip dūmas. Pasikeisiu vardą. Jei Mikė Pūkuotukas galėjo gyventi pasivaidinęs Sandersu, tai ir aš galiu. Ot bus smagu. Džeimsas Sandersis. Jie gali savo susigrobti banko sąskaitas, lėktuvus ar ką tik panorėję. Niekas niekada nesužinos, kas nutiko Richardui Bachui, o tai bus tikra palaima. Jeigu ką nors dar rašysiu, tai išleisiu jau naujų vardų ir niekas man nesutrukdys.
viską pamesiu. Gal Džeimsas Sandersas nukeliaus į Kanadą, o gal net į Australiją. Senis Džimas jų galėtų pasisukinėti kur nors po Alberto brūzgynus su Tiger Moth, leistis į pietus link Semberio ir Vilci. Jis galėtų pramokti australų tarmės, kartkartėmis paimti vieną kitą keleivį ir taip mainytis. O paskui? O kas paskui, ponia Sandersai? Kas čia žudo Richardą Bachą? Vyriausybė ar tu? Ar todėl nori jį nužudyti, kad Leslie jo atsisakė? Negi be jos gyvenimas liko toks tuščias, kad bus nebesvarbu, gyvas jis ar ne? Aš ilgai apie tai mąsčiau. Būtų visai smagu šokti į lėktuvą, pasikeisti vardą ir dingti. Bet ar šito aš labiausiai noriu? Ar tai aukščiausioji tavo tiesa? Paklaustų ji. Ne. Išsitaisiau ant grindų, atsišliejau į sieną. Ne, Leslie, tai nėra aukščiausioji mano tiesa. Aukščiausioji tiesa, kurią aš žinau, yra ta, kad man dar teks be galo ilgai mokytis mylėti kitą žmogų. Aš galutinai nusprendžiau, kad mano tobuloji moteris geriausiu atveju tinka šiek tiek pasikalbėti ir pasimylėti. Tai vienadienės istorijos, pradedančios kiek atitolinti vienatvę. Ne apie tokią meilę svajojo berniūkštis kažkada seniai stovėdamas prie vartelių. Būdamas berniūkštis, aš žinojau, ko man reikia, ir dar kartą tai supratau, mesdamas gastroliuoti. Aš noriu surasti savo gyvenimo draugę, amžinąją sielą, moterimi tapusi angelą, su kuria galėčiau mokytis ir kurią galėčiau mylėti. Man reikia vienos moters, kuris valdytų mane šėlstantį pragarą, privestų mane keistis, augti, įveikti sunkumus, nuo kurių šiaip jau sprukčiau šalin. Gal Leslie Parrish ir nėra ta moteris, gal ji nėra mano sielos draugė, ieškojusi manęs lygiai, kaip aš ieškojau jos, bet ji vienintelė. Ji turi Leslie protą ir Leslie kūną. Man nereikia jos gailėtis, jos gelbėti, dėl jos aš neprivalau niekam teisintis, kur be pasirodyčiau. Ir ji tokia perkūniškai sumani, kad blogiausia mūdviejų išsiskyrimo pasekmė būtų tai, jog aš nesugebėjau iš jos išmokti galybės dalykų. Jei žmogus pakankamai žiaurus, mąsčiau, ir priešiškas gyvenimui, tai net jos sielos draugė būna priversta trauktis ir palikti jį. Ji nusprendžia prieš vėl prisiartindama, verčiau palūkėti kitos reinkarnacijos. Tačiau kas bus, jeigu aš nebėgsiu? Ką aš turiu prarasti, išskyrus 100 tonų metalinių plokščių skirtų apsisaugoti nuo skausmo? Jei išskleisčiau šarvais nekaustytus sparnus, gal sugebėčiau taip skristi, kad manęs nenumuštų žemyn? Geriau kitą kartą pasivadinsiu Sandersu ir bėgsiu Port Darviną. Tas įžūlus priešgina, kurį nutildžiau, buvo teisus. Aš atvėriau duris, atsiprašiau ir vėl jį išleidau, bet jis daugiau nieko nebesakė. Jam ir nereikėjo kartoti. Aš tikrai stovėjau prieš svarbiausią pasirinkimą gyvenime. Gal tai išbandymas, kurį man skiria 100 kitų mano aspektų, egzistuojančių kitame laike ir kitose planetose. Gal jie susirinkę dabar stebi mane pro žiūroną, tikėdamiesi, kad nusikratysiu šarvų, o gal atvirkščiai, melsdamiesi, kad tik juos pasilikčiau. Įdomu, ar jie eina lažybų dėl to, ką aš darysiu. Jei jie ir stovėjo ten prie žiūrono, tai buvo baisiai tylus ir neišleido nė garso. Net ūžesys mano galvoje nutilo. Priešais mane kelias šakojasi. Manęs laukia 2 skirtingi gyvenimai. Leslie Parrish arba mano įprastinė ir saugi, tobulioji moteris. Rinkis, Richardai, dabar. Lauke jau temsta. Tai kurią?